esu išleidusi 9 knygas. Tai yra krikščioniška poezija, aš priklausau rašytojų sąjungai. Ir šitos 2 knygos išėjo pakartotinai ir turiu didžiulę paklausą. Debiutavau su maža knygelė 97 metais Svajonių šalis, tai knygelė vaikams, eiliuotas pasakojimas ir spalvinimui skirta knygelė, irgi labai judniai turėjo paklausą. Paskui išleidau knygelę Kas karalius, tai toks irgi pamokantis pasakojimas, kad žirgis ant sosto ir kas žinkas, kaip gyvenime būna, tai tiesiog miniatiūra mūsų gyvenimo, žodžiu, paskui esu išleidusi ir galbūt gavo kiti dovanų. Ir čia dar knygelę esam vieną idėją, tai Kiškio piškio nuotykį arba Triokškė beriokšt, tai labai šmaikštus pasakojimas eiliuotas, irgi knygelė skirta spalvinimui, bet taip pat gyvenimo miniatiūra, tai apie Kiškį, kuris norėjo savo daryti, mamytės neklausė, ir tik jau nukrito Triokškė beriokšt, ir tada jau jisai pasimokė, bet tik išmoko, kad reikia dalintis ir būti draugiškam, na ir toks moralas, toks pamokymas. Ir o čia Džiaugsmo Delveisas, jisai pirmą kartą išėjo 1999 metais. Pirmoji, tai per pusę buvo plonesnė. Ir tada jau labai trūko tos krikščioniškos poezijos, labai trūko tų tokių dvasingų įžvalgų. Tai buvo platinamas mano knygos per knygynus ir Centrinio knygyno direktorė tiesiog imdavo ir glausdavo prie širdies, aš taip stebėjusi, nevertino. Ir kartą atnešiau, sakau, aš vėl turiu knygą, norėčiau jau po daug metų. Ir jis sako, oi, pas mus pilnos lentynos, taip daug prikimšta knygų, nežinom. Tai parodykite, ką jūs turite. Ir paėmė, Adomaitytė Chabarina. Sako, aičių, ienių, įčių, daug Chabarina viena. Nu tai aš taip pajutau pagerbta. Ir jinai platino per savo, per tą Centrinį knygyną Kaune. Tai kažkuo prisidedu prie krikščioniško žodžio plitimo. Čia yra anotacija, kur taip pat aš esu klinikų slaugytojų medicinos sesuo ir taip pat, kaip pasakyti, ir pagerbiau ir klinikų vardą, o labiausiai tai Viešpatį, jisai šaknis, jisai viskas, jisai vynmedis, o mes šakelės, tai viskas iš jo. Tai mes galbūt tada ir pradėsime tą pusvalandėlę ir labai džiaugiamės, kad atėjo, tai labai gera. Ir manau, kai jau mes baigsim mūsų bendravimą, jūs galėsite irgi kažką papasakoti ar pasidalinti kažkuo. Ir man atėjo mintis ir toks trumpas eilėraštis, apžvelgus savo gyvenimą, mūsų gyvenimą, svarstant apie tai, kas dabar vyksta ir kaip mes pragyvenome, pagalvoju dar taip, kad žmonės švenčia Kalėdas, nes tai graži šventė. Žmonės tiki, kad tai gruodžio mėnesį gimė Kristus. Ir kiti tiki arba laikosi tradicijos ir nori padovanoti kitiems savo šypsenas, savo gerumą, savo dovanas. Kiti nešvenčia Kalėdų, nes žino, kad Kristus gimė ne gruodį, tai buvo šiltas Izraelio ruduo, kai piemenys ganė savo avis ir pasirodė pulkai angelų ir pareiškė, kad štai gimė išganytojas Jėzus Kristus, kuris kažkada gyveno danguje, o paskui įsikūnijo kaip kūdikėlis mažas. Tai ir vis dėlto tai yra labai gražus metas, visos tos spalvos, visos tos šviesos ir taip pat žmonių susitikimai, bendravimai, tai labai sušildo. Ir man prisiminė toksai posmas, dėkinga atmintis sugrįžta prabėgusių dienų takais. Palaimintas esi, kai atgalios žvalgais ir visame matai tik dangiškojo tėvo valią. Tau maloninga, išmintinga, gera. Ir kažkas yra pasakęs, kad viskas prasideda nuo šypsenos ir dėkingumą, dažnai mėgstu kartoti šitą.
posakį, tai mes ir pradėsime nuo kūrinio, kuris vadinasi Kasdien su padėka einu. Kasdien su padėka einu, tave pagarbinčiau džiugiai, tu mane porijančiu dangumi ir tam šaltyje radai. Tu mane porijančiu dangumi ir tam šaltyje radai. Mane prikėlė tik tu, tiek atleidai karčių, dėkui Jėzau tariu. Išvadavai iš tamsos, dabar laisvas aš ir laimingas laisvę švenčiu. Linksma širdį aš giedu tau, tu pamilai taip mane, net aukštybių šlovę tu palikai, kad tik būtumei šalia. Net aukštybių šlovę tu palikai, kad tik būtumei šalia. Mane prikėlė tik tu, tiek atleidai karčių, dėkui Jėzau tariu. Išvadavai iš tamsos, dabar laisvas aš ir laimingas laisvę švenčiu. Kaip aš dėkoti tau galiu, vien tau tarnauti mielai ir tave mylėt visa širdimi, kaip mane tu pamilai. Ir tave mylėt visa širdimi, kaip mane tu pamilai. Mane prikėlė tik tu, tiek atleidai karčių, dėkui Jėzau tariu. Išvadavai iš tamsos, dabar laisvas aš ir laimingas laisvę švenčiu. Mane prikėlė tik tu, tiek atleidai karčių, dėkui Jėzau tariu. Išvadavai iš tamsos, dabar laisvas aš ir laimingas laisvę švenčiu. Ar nenuostabu būtų mokėt mums visom šitą Taip, giesmę? taip, taip, būtinai. Kaip gražu. Laisvas. Nuo kalčių, nes Jėzus nukėlė jas. Iš tikrųjų, Mirė už. Jėzus pasakė, kad jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Ir kai mes suprantame Jėzų, pažįstame jį, tai iš tikrųjų jis išlaisvina. Labai žmonėse daug abejingumo. Ir kai pažįstame Jėzų, mes mokomės iš jo, nes jisai neabejingas. Labai žmonėse nemažai kerštavimo. Kai pažįstame Jėzus, išlaisvina nuo keršto jausmo, duoda ramybę. Ir daugelį dalykų. Taip, tuo mes ir dalydamės. Galbūt dažnai, galbūt ne kartą per metus, o gal tada, kai sniego pataluos laukai suminga, kažkas taip tyliai atkelia širdies vartus ir pasibeldžia paslaptingai. Ir lyg žvaigždė Betliejaus džiaugsmą neždama suspindi vėliai tau ramybė Kristaus. Kad nesijaustumei širdie viena,
kad naktyje nepasiklystum, kad sielos šilumos užtektų tau visus metus, kad tu gerumo stebuklu pasidalintum. Ramybė Kristaus atkelia širdies vartus, vilties žvaigždė tau žemėje sušvinta. Emanuelis, Dievas su mumis, te pasibeldžia į tavas duris. Čarlzas Sperdžianas, žymus anglų pamokslininkas, yra pasakęs, Emanuelis, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia Dievas su mumis. Jisai mūsų prigimtyje, mūsų varge, mūsų gyvenimo darbuose, mūsų bausmėje, mūsų kape ir dabar su mumis, nes jis prikels mus ir numirusius, nors greičiausiai mes esame su juo prisikėlime, paėmime, pergalėje ir antrojo jo atėjimo šlovėje, kaip gera jį pažinti. Buvai tu Jėzau amžina, aukštybėse tu gyvenai, tačiau pas žmones atėjai į mūsų žemę, kur vargai, tačiau pas žmones atėjai į mūsų žemę, kur vargai. Stebėjosi žvaigždžių dangus, atėjo Dievas kaip žmogus, tik ėdžiose šalta vieta, tau Jėzau buvo surasta, tik ėdžiose šalta vieta, tau Jėzau buvo surasta. Buvai tu tyras kaip rasa, širdį gerumas ir šviesa, lyg pat mirties mylėjai mus, toks mielas tau žmogus, lyg pat mirties mylėjai mus, toks mielas tau brangus žmogus. Dabar prie durų veldies tu, iš širdys šaltyje naktų, o mes prie židinių šiltai, ar atsiliepsim tau tikrai, o mes prie židinių šiltai, ar atsiliepsim tau tikrai. Aš paskaitysiu Romualdos eiles, kurios vėliau tapo giesme irgi kažkada sugiedosiu. Kaip greit praskrieja žemėj mūsų dienos, lyg rūkas tirpsta ryto spinduliuos, siūbavo varpos, žvelk jau tik rugienos, aušros aidai jau tyla vakaruos. Kaip greit praskrieja žemėj mūsų dienos ir atsigręžęs atgalios matai, čia viskas laikina, trapu be Dievo, sugriūva ir tvirčiausi pamatai. Ir tik jame paguoda ir stiprybė, jo gerumu palaiminti takai, jis dovanoja nuostabią ramybę, nors trapią gėlę rankose laikai.
Tiksi laikas ir skaičiuoja dienas. Dieve, duokit tu man išminties. Tavoji galia nušviečia ir duoda jėgų. Takais naujų dienų su stiprybe tavo einu. Tavoji galia nušviečia ir duoda jėgų. Takais naujų dienų su stiprybe tavo einu. Su stiprybe tavo einu. Tiksi laikas ir skaičiuoja dienas. Jėzau, reikia, man reikia tavęs. Malonė tava paliečia ir gydo mane. Takais naujų dienų su ramybe tava einu. Malonė tava paliečia ir gydo mane. Takais naujų dienų su ramybe tava einu. Su ramybe tava einu. Tiksi laikas ir skaičiuoja dienas. Dieve, nuolat gyvenkit širdį. Šventoji dvasia palaiko ir guodžia mane. Takais naujų dienų aš dėkinga širdim einu. Šventoji dvasia palaiko ir guodžia mane. Takais naujų dienų aš dėkinga širdim einu. Aš dėkinga širdim einu. Iš tikrųjų, ačiū Jums. Suprantant savo trapumą, taip ir gimė šitą giesmė, kad taip girdi, kaip tiksi laikas, taip girdi. Ir jeigu nepaploja, tai žinokit, tai labai normalu. Mes pripratę, kad visa šlovė Dievui, mintise, širdį dėkingumas, nes čia ne mums. Bet tai normalu. Bet labai dėkuoju. Labai malonu, ačiū, kad pritarėte. Bet vat, pas mus bažnyčioje, kaip gražiai kas gieda, nes neplojam, nes žinom, kad ne tą žmogų turim gyti, o Dievą už tą. Koncertuose tenka dalyvauti, be abejo. Man tenka dalyvauti su operos dainininkais, aš skaitau poeziją, operos dainininkai dainuoja pagal mano žodžius sukurtus kūrinius, suprantama. Bet galite ir ploti, galite ir ne, bet malonu, kad esate. Ar išties taikoje su Dievu gyvenu? Ar širdį nelaikau aš piktumo rakšties? Ar atleidęs guluos ir į dieną einu, apsivilkęs šviesiu kantrumu, gerumu, romumu? Ar dažnai dovanoju regelę vilties? Ar tikėjimo mokaus, ar jį nuolat menu? Ar išties taikoje su Dievu gyvenu? Ir šventam rašte, Jobo knygos 22 skyriuje, 21 eilutėje pasakyta: susitaikyk su Dievu ir būk ramus, šitaip sulauksi gero. Laiškas Romiečiams, 5 skyrius, 1 eilutėje apaštalas Paulius sako: taigi nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų,
kaip svarbu susitaikyti su Dievu. O tas reiškia, kad mes turim atgailauti, atleisk Viešpatie mano kaltes. Nes tik paprašius atleisti, net nusidėjėlis, kuris kabėjo šalia kryžiaus, jiegi buvo už savo blogą gyvenimą, pasikaltimus, jie buvo baudžiami. Ir tas pasakė, tikiu. Ir Jėzus pasakė, šiandien tau sakau, būsi su manim danguje. Tai net tokiam atrodo paskutiniam vis tiek yra išsigelbėjimas, tik tai reikia, jisai pripažino Dievę, tikiu. Ir jisai juokėsi, antras sako, kad tu pasijuoki ir mirkai, o jisai sako, jisai tai miršta už nieką, mes tai kalti. O jisai už nieką ir be kalties, ir jisai reiškia tuom, jisai pripažino, kad jis išpažino viešai, kad jisai kaltas, jisai gailėjosi. Tuom jisai atsiprašė kaip Dievo už savo gyvenimą, nes jisai jau tą suprato iš Jėzaus. Ir iš tikrųjų mes visi tai mokome ir iš vaikystės mokome, ir bažnyčioje mokome, kad mes ir atleidžiame, turim priimti atleidimą. Nes neatleidus, tai mes esame tikrai nešiojamės tą ar apmaudą, ar įsižeidimą ir tuo pačiu patys save baudžiam. Bet atleidus, daug kas gyvenime keičiasi. Tiesiog, atsimenu, vienas pamokslininkas sako, pamėginkite atleisti. Jūs pamatysit, kokią naštą nusimetat nuo širdies. O dabar giesmė, tai iš tikrųjų apie tą mūsų šaltinį, mūsų visų. Dieve laimė tu tikroji, kiek ramybės aš gavau, o malonė ta šventoji, dovana man iš dangaus. Aš žodžių neturiu, kad padėkočiau tau, jos godžiai aš geriu vien iš versmės. Ja sielai suradau žodį tavam šventam, linksmas dabar aš giedu tau. Eidamaš vargai sugniuždė ir užgeso saulėje. Tu neleidai man sudužti, palaikei mane labiau. Aš žodžių neturiu, kad padėkočiau tau, jos godžiai aš geriu vien iš versmės. Ja sielai suradau žodį tavam šventam, linksmas dabar aš giedu tau. Tavo rankos vis lydėjo slėnyje tamsios nakties, kas akimirką padėjai, suteikei naujos vilties. Aš žodžių neturiu, kad padėkočiau tau, jos godžiai aš geriu vien iš versmės. Ja sielai suradau žodį tavam šventam, linksmas dabar aš giedu tau. Aš žodžių neturiu, kad padėkočiau tau, jos godžiai aš geriu vien iš versmės. Ja sielai suradau žodį tavam šventam, linksmas dabar aš giedu tau. Kažkas yra pasakęs, kad ar esate pajutę Dievo gerumą per saulėtekio grožį ar saulėlydžio grožį? Ar esate pajutę Dievo prisilietimą per pašaliečio gerumą ar artimo žmogaus? Ar pajutote, kad Dievas dažnai prabyla ir per žmonės, ir prisiliečia ir per žmonės?
Ir čia vėl šis eilės Romaldai liejasi, aišku, iš švento rašto paskatinimo įvairių žodžių. Ir čia labai svarbi mintis. Jėzus tapo kertiniu akmeniu ir nėra niekame kitame išsigelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Tai yra Apaštalų darbų 4 skyrius, 11 ir 12 eilutė. Ir dar Evangelija pagal Joną 3 skyrius, 30 eilutė sako, kas tiki sūnų turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori sūnaus tikėti gyvenimo nematys, virš jo kybo Dievo rūstybė. Tu ateisi Jėzau, iš tolių žvaigždėtų, iš dangaus paslaptingų gelmių, ir kas buvo šventajam rašte pažadėta, virs tikrovę ypatingų neregėtų namų. Kas jų grožį galėtų dabar apsakyti, nekantraudama laukiu to stebėtino ryto ir tikėjimu, meile, viltim gyvenu. Visai nedaug yra atsiras dangus, visai nedaug ir greit Jėzus ateis, tuoj ta valanda, viltis jau paruošta, žibintai uždegti jau greit keliausime. Dangaus jo namus, tuoj ta valanda, viltis jau paruošta, žibintai uždegti, jau greit keliausime į dangaus jo namus. Visai nedaug ir atsivers dangus. Visai nedaug ir greit Jėzus ateis, nieko negailėk, Dievu pasitikėk. Čia laikina šalis ir jau greit keliausime į dangaus jo namus, nieko negailėk, Dievu pasitikėk. Čia laikina šalis ir jau greit keliausime į dangaus jo namus. Būsim su Jėzumi, būsim su Jėzumi, būsim su Jėzumi, kur palaimos kiek daug ir tokia atgaila. Visai nedaug ir atsivers dangus, visai nedaug ir greit Jėzus ateis, mus nuves ten jis, kur gėlės nebevys. Tai nuostabi šalis ir jau greit keliausime į gražius tos namus, mus nuves ten jis, kur gėlės nebevys. Tai nuostabi šalis ir jau greit keliausime į gražius tos namus, į gražius tos namus. Iš tikrųjų, tai mes norime gyventi ir gyventi amžinai ir šitoje žemėje, nors čia daug ir vargų, nei vienas nenorime mirti. Kad ir turime krikščionišką viltį, aš tikrai pripažįstu, kad mes norime gyventi. Bet toks gyvenimas, taip jau viskas vyksta šitoje žemėje, nuodėmingoje žemėje,
Tikrai, jeigu nebūtų mūsų protėviai Adomas ir Ieva, mes žinome visą tą istoriją, visi krikščioniai žinome, nusidėjo ir per tai nešė nuodėmę ir mirtį. Todėl tarsi ta amžinybė, kuri buvo ir kuri bus, išsiskyrė kaip viena sala buvusi. Išsiskyrė ir įsiterpė tas nuodėmingas gyvenimas ir sunkus gyvenimas, ašaros ir vargai. Bet kai skaitome šventąjį raštą, suprantame, kad taip visada nebus. Dėl to ir Viešpats Jėzus atėjo, kad sutaikytų mus su Dievo teisingumu ir kad mes galėtume vėl jam, Jėzui atėjus antrą kartą, vėl grįžti į tą amžinybę. Ir ne šiaip kaip dvasios kažkokios skraidyti, bet vėl turėti atnaujintus kūnus, vėl pauostyti gėles, vėl prižiūrėti sodus, bet nelieti prakaito. Tai nėra pasaka, tai yra krikščioniška viltis. Ir prisiminiau eilėraštį čia iš knygos Nesipykit keliaujantis paukščiai. Tokį nedidelį eilėraštį esu parašiusi ir tai prieš mūsų naujai giedamą giesmę paskaitysiu. Svarsčiau, kas ir tą, kai tų eilėraščių daug, tai tokia atėjo man mintis. Kiekvieni metai po raukšlelę mūsų veiduose ir gal po randą sieloje palieka. Tačiau pažvelkim, kiek palaiminimų mūsų keliuose, už juos visus gerajam Dievui dėkui. Prabėgo metai vieneri, nuskriejo, bet galbūt metais vieneriais prie Jėzaus priartėjom. Toks retorinis klausimas. Sukasi skrieja dienos ratu, keičiasi metų laikai, kai daug palaimų rankoj laikai, kasdien giedok ir tu. Čiuva už lango, o rytą atmerkus akis, matau man šypsantį dangų, dėkoja Dievui širdis, man paukščiai dar čiuva už lango. Šypsantį dangų, dėkoja Dievui širdis, tartum šešėlis kalno šlaitų, praskuba metai laikai, kai gelsvo lapą rankoj laikai, kasdien giedok ir tu, nors keisis dar spalvos už lango, bet rytą atmerkus akis, matysiu šį
taikos vizija širdis. Atsiprašau, užmiršau, kad tą eilutę pakartoti. Na, aš paimsiu šventąjį raštą į rankas. Mes visi mėgstam Dovydo psalmes ir ten ne vien Dovydo psalmes, ten daugelių psalmistų surinktos psalmės, nes jos buvo giedamos. Ir aišku, bažnyčioje, visur, kai susirinkdavo šventykloje, šventovėje žmonės ir jas giedodavo, aišku, mes nebeturim tų melodijų, neišliko. Per šimtmečius, per tūkstantmečius neišliko, bet tokia yra širdies melodija. Tu skaitai tas psalmes, kas turite šventąjį raštą, atsiverčiat maždaug per vidurį ir tu girdi gražią muziką. Tiesiog tavo sielai skamba kažkas gražaus, paguodžiančio. Nes jie giedojo visus savo skausmus ir džiaugsmus ir dėkojo. Tai buvo pokalbis giesmėmis. Čia yra 23 Dovydo psalmė ir aš ją noriu stovėdama paskaityti, jinai labai nedidukė. Viešpats mano ganytojas, nes giesmės pavadinimas mano ganytojas. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta, žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano, jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Tu padegi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas ir aš visados gyvensiu viešpaties namuose. Galiu tik sakyti amen. Amen, Nes- amen. O žodis amen tai reiškia taip, tikrai išvertus iš hebrajų kalbos. Mes sakom amen, tai reiškia taip, tikrai. Ir aš pritariu. Iš tikrųjų. Mes atsiprašom, kad būtų lengviau giedoti. Kai turime į ką remtis, aš kai apsigyvenau šitam name, iš pradžių atrodė, kaip tu čia nebijai, pati savo klausi. Ir iškart sakau, nebijau, taigi angelai aplink šitą namą, mane saugo Dievas. Kai tu tai drąsiai žinai, aišku, visi pasitraukia piktosios dvasios, jau žino, kad baimė yra ne nuo Dievo, žmogus jeigu bijo, šėtonas jam vysto jame. Kursto, kad žmogus bijotų ir tada pradėtų, nežinia, ko griebtis, kaip čia daryti, kaip iš to išsigelbėti. Burtininkų visokių ekstrasensų. O Dievui yra baisiausia, jo akyse burtai visokie dalykai, kurie nustumia Dievą į šoną, reiškia, tu nepasitikė mane, tu eini kažkur, kas visai ne. Aš turiu tokį gyvą liudymą, kadangi dirbau skyriuje, kuris šalia reanimacijos. Ir kaip tik tuo metu atėjau reanimaciją, man kažko reikėjo pas gydytoją. Ir vienam žmogui iškvietė ekstrasensą per telefonu. Ir tas žmogus jau buvo silpnas labai. Ir jie griebėsi ekstrasenso, o ne viešpaties. Aišku, kokia viešpaties valia, mes nežinom. Bet tas žmogus per kelias minutės prie mano akių ir mirė. Tas ekstrasensas pradėjo kalbėti, o gydytoja perdavinėjo ekstrasenso žodžius. Man tai buvo liūdna, bet aš negalėjau kištis. Bet tai tiesiog pamačiau tą kvatojimą piktųjų dvasių. Štai va, ne Dievo, ne Jėzaus, ne vilties griebėsi, o burtininkavimo, kas yra šventajame yra uždrausta, burtininkavimas, horoskopai visi, tai mes žinom, kad tai yra piktųjų dvasių. Tiesiog atkreipti žmonių dėmesį nuo Dievo, nuo to ganytojo, apie kurį Laimutė perskaitė. Mano ganytojas pirma visą dainą, veda mane jis prie šaltinių gaivių. Nori aš seksiu juo ir juo pasikliausiu.
ganytojas pirma visą dainą. Veda mane jis prie šaltinių gaivių. Nori aš seksiu juo ir juo pasikliausiu. Jis nepalieka niekad savo avių. Mano ganytojas pirma visą dainą. Veda mane jis prie šaltinių gaivių. Nori aš seksiu juo ir juo pasikliausiu. Jis nepalieka niekad savo avių. Ir sakiau, kaip Dovydo psalmės buvo giedamos, o Romualda pagal tas psalmes sukūrė giesmę ir mes giedam, nes jau mūsų stilius šiek tiek skiriasi nuo tų. Nuo senovės Izraelio, senovės hebrajų giesmių skiriasi be abejo. Bet va čia įkvėpėjas iš tikrųjų viešpats. Aš tą psalmę 23 irgi esu išmokus atmintinai, dar tik nubundu, netgi kartais net neatsimerkiu ir iškart pasakau viešpats mano ganytojas ir šypsausi, kad aš tokia laiminga, aš tokia turtinga jaučiuosi. Aš dar dėkoju Dievui šalia mano mylimas žmogus, mano vyras. Ir iškart dėkoju ir vaikai sveiki gyvi, ir mano sesutės brangės turiu. Ir prisimenu ir jūs, žinokit, prisimenu šitą jūsų mielą kaimą, šitą grožį, šitos žmonės. Ir tiesiog kartais graudinuosi. Ir dabar norėjau dar prisiminti vieną eilėraštį. Aš pagalvoju, kad mes visi esame žmonės, mes esame Dievo vaikai, mes esame mylimi, mes esame saugomi, mes esame laiminami, mes esame ugdomi ir auklėjami ir įvairios aplinkybės mus ugdo ir mokina ir ištvermės, ir kantrybės, ir atlaidumo, na daug ko. Mes čia tikrai, mes didžiuliame universitete mokomės iki pat savo gyvenimo pabaigos. Ir ačiū Dievui, kai išmokstame ir per tą gyvenimo kelią einant sustiprėja mūsų tikėjimas ir tikėjimas žmonėmis. Galbūt yra žmonių, su kuriais mes jau nebendrausime, bet mes esame jiems atleidę. Ir tada mums lengva gyventi. Bet yra dalykų, kur mes kartais prisimename ir mus slegia. Tačiau viešpats nuima tas naštas. Todėl aš taip džiaugiuosi, kad gimiau ir gyvenu krikščioniškai šeimoje, kadangi žinom, kad Jėzus atėjo pirmą kartą, įsikūnijęs Dievas gyvenęs amžinai, atėjo į žemę, per mergelę Mariją gimė ir parodė pavyzdį, ir parodė užuojautą ir vargo vargus, bet kad ateis antrą kartą, bet mes vis prie tos minties grįžtame, bet tai iš tikrųjų yra advento metas dabar, taip, ir tai yra... O ką reiškia žodis adventas? Adventas reiškia atėjimas, reiškia mes laukiame to atėjimo, tai iš tikrųjų visi esame to advento vaikai. Bet noriu pasakyti, kad yra dalykai, kurie kartais mus slegia ir man gimė toks eilėraštis. Biografijos atkarpos, tamsios ir šviesios, savyje jas nešiojam. Jeigu Jėzus rankos nebūtų ištiesęs, iki šiol būtų klupusios kojos. Ne jokia net didžiausia kliūtis jam nebuvo per didelė, kad pasiektų tave, kad surastų mane nuodėmingoj idilijoj. Jeigu Jėzus rankos nebūtų ištiesęs, ar nešiočiau širdį biografijos atkarpą, ypatingą ir šviesią. Tai irgi daug vilties ir daug šviesos, daug paguodos. Tai čia jums dar porą giesmių, kaip mūsų linkėjimai. Kelių malonės, su ramybe Dievo ir su jo palaima, kad ir kas nutiktų. Kelių malonės
gražių paguodžiančių eilių surimavo ir sukūrė. Tik niekad nepamiršk širdie mana, kad viešpaties ištikimoji meilė amžina, kad jo ištikimybė tveria per kartų kartas, tad įsikibk tikėjimu tvirtai į viešpaties rankas ir jausi gydančią ramybę ir šlovinsi savų dienų valdovą didį. Džiaugiuosi ir dėkoju tau gerasis, su įkvepiančiu tavo meilės pažadu prasideda ir baigėsi diena. Jis besišypsančios ramybės dovana, stiprybė ir paguoda mano dvasiai, jis tartum kaitroje vandens puodelis, kuriuo dalytis galim. Tai dalyjamės. Ir štai paskutinė giesmė, tai jums linkėjimas. Susikurkime tokį gražų vaizdą, nors nieko nėra, bet susikurkime jį. Sidabrinės karūnos ant tvorų ir šakų, ramumą ir širdys užniūniuoja melodiją gruodžio. Tegul jūsų namuos būna šilta jauku, tegul Kristaus ramybė jūs gydo ir guodžia, tegul duona pakvips atlaidumo medum ajerais. Su Dievu patikėkite, viskas bus jums gerai, tegul duona pakvips atlaidumo medum ajerais. Su Dievu patikėkite, viskas bus jums gerai, dėkingumo tebūna pilnos širdys kasdien. Tenesilpsta tikėjimo jėgos sunkumuos, Kristaus meilė tevaldo mūsų širdis išvien, tegul akys įžvelgia į dangiškus rūmus, rytą vakarą jam tegu kyla maldūs smilkalai. Su Dievu patikėkite, viskas bus mums gerai, rytą vakarą jam tegu kyla maldūs smilkalai. Su Dievu patikėkite, viskas bus mums gerai. Sidabrinės karūnos ant tvorų ir šakų, ramumą ir širdis užniūniuoja melodiją gruodžio. Tegul jūsų namuos būna šilta jauku, tegul Kristaus ramybė jūs gydo ir guodžia, tegul duona pakvips atlaidumo medum ajerais. Su Dievu